Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasikvietusiam jį vaišių fariziejo vyresniajam Jėzus pasakė: keldamas pietus ar vakarienę nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai Viešpaties žodis. Mano mama jau per 3 metus dėl turimų diagnozių 4. kartą patiria kaulų lūžius, operacijas, ilgus mėnesius reabilitacijos, o mes abu sūnus kaip ir vyrai pribėgam, apiperkam, paliekam ir toliau bėgam. Vienas šeimos reikaluose paskendęs, o kitas kunigystėje. Ir kai eilinį kartą atbėgau ir to jau bandžiau išbėgti, mama tiesiog nebeatlaikė. Aš mačiau, kaip virpėjo lūpa jos visa ir graudžiai pravirko su žodžiais be jokio priekaišto: esu jums našta. Labai suspaudė man širdį išgirsti tą žodį. Mama, pyktelėjau. Televizoriaus, sakau, per daug prisižiūrėjai, išmokai, sakau, čia nereikalingų frazių. Sakau, nesi našta. Buvo laikas, kai mumis rūpinaisi, leisk dabar pasirūpinti tavimi. Bet išėjęs supratau, kad laiko tiesiog pabūti skiriu pernelyg per mažai. Aplankymo minutės paskaičiuotos, už produktus ir vaistus sumokėta, pareiga atlikta. O artimiausias žmogus, nepaisant visko, jaučiasi našta. Daug gražių žodžių mes sakome po artimųjų mirties. Bet kaip dažnai jie mūsų gyvenime, teoriškai ne, bet praktiškai taip, tampa tais evangeliniais vargšais, luošiais, aklais, kuriems iš tiesų pristinga dosnaus, nesavanaudiško savęs, savo laiko padovanojimo. Juk mes visi žinome, kad žmogus nuo pat gimimo skleidžiasi, auga, nes mama ir tėtis myli dosniai, be ribų. O kur mes tai vėliau prarandam? Juk žmogus nenustoja augti, nenustoja skleistis. Ar jis ką tik gimęs kūdikis, ar jis pensininkas, ar jis mirties patale žmogus. Jam ne ką mažiau reikia to dosnaus laiko praleisto kartu su juo, to patyrimo, kad jis yra vis dėlto mylimas ir kažkas neskaičiuoja laiko būdamas su juo. Skubėkime mylėti žmonės, kvietė kunigas poetas. Jie taip greitai išeina, liks po jų tik batai ir jau kurčias telefonas. Nebūk tikras, kad laiko turi, nes šis tikrumas nėra tikras. Dieve, mokyk mane būti neatšaukiamai dosniam kaip tu.